Tai dabar šiai dienai turim virš 260 tūkstančių, reiškia, be darbo registruotų jau Lietuvoje, taip. Nu, va, tokiu būdu būtų virš 50 tūkstančių, reiškia, Vilniuje, taip. Tokia statistika, čia būtų galima patikslinti, čia man atrodo netiek svarbu. Mums svarbu yra faktiškai, aišku, jaunimo nedarbas, taip. Jaunimo nedarbas ir šiandien jis sudaro apie 50 tūkstančių. Tai jaunimas, tai amžius nuo 16 iki 25 metų amžiaus. Įmam šitą grupę, taip, tą jaunimą, taip suprantam, reiškia, darbo rinkos statistiką. Tai, tinkamai per šiais 9 metais darbo biržoje užsiregistravo virš 16 tūkstančių absolventų. O taip, jeigu kas studijuojate arba jau, aišku, baigėte, čia Dievui, bet jeigu tik tai dar ruoštis baigtis, aišku, perspektyva labai silpna, kadangi tai yra aiškiai. Taip, aiškiai, tai yra, nu, kaip bebūtų, virš 4 kartų daugiau negu 8 metais. Tai vat matot, tą, ką galima būtų pasakys, yra kaimo jaunimo, kaimo jaunimo užimtumas yra, reiškia, 2 kartus žemesnė negu miesto, tai būtų aišku, čia Vilnius, Klaipėda, tai būtų kaip pavyzdinės struktūros, kaimo jaunimo yra dar sunkiau, tai irgi šitą turim turėti omeny. Ir antra problema, tai faktiškai bendras jaunimo nedarbas šiandien tai siekia virš 30%. Tas trečias jaunas žmogus nesimokantis, reiškia, didinėse studijose, neturi darbo, tas, kuris neturi pastovaus užimtumo, reiškia, studijų sistemai, tai tokiu būdu tai vienas iš aukščiausių rodiklių. Ta problema visuose šalyse yra labai užaštrinta, nes jeigu mes pažiūrim bet kurios šalies nedarbo lygį ir pasižiūrėsime, kaip ten segmentiškai susiskirsto, jaunimo nedarbas yra didžiausias. Yra be galo daug priežasčių, kodėl taip yra. Tai yra patirties neturėjimas, kokios kvalifikacijos neturėjimas ir darbdavys visat įima žmogų, kuris turi patirtį, ypač recesijos metu, kai kiekvienas žmogus turi padaryti maksimum ir nėra kada mokinti, nėra kada auklėti, nėra kada ruošti. Todėl, aišku, jaunas žmogus, netgi turėdamas puikiausiai išsilavinimą, jis Lietuvoje gali nerasti darbo, nes paprasčiausiai darbdaviai naudojasi tą situaciją ir renkasi iš paklausos jų manimų tuos žmonės, kurie kažkiek patikrinti, turi žinių ir visokių, ką reikėtų daryti ir kaip elgtis šitoj vietoj. Būtent keisti skatinimo politiką dėl darbo vietų ir čia tada neskaidant ten vyresnio amžiaus, vidutinio ar jaunimas, pirmiausia, kad atsirastų darbo vietos. Nes mes negalim kalbėti, kad šita vieta turi būtinai būti jaunam ar senam. Jeigu bus daugiau darbo vietų, tai daugiau darbo vietų atiteks ir paprasčiausiai jauniem žmonėm. Tai va, reikia keisti verslo rėmimo programas, būtent tą kryptim, kad pirmiausia būtų saugomos darbo vietos, ne jų mažėtų. Vilniuje galbūt galima būtų galvoti apie kažkokias tai atskiras individualias programas, tarkime, Vilniaus mieste, subsidijuojant darbo vietas arba panašiai. Bet keletas tokių minčių, kurias aš manyčiau būtų įdomu padiskutuoti mums visiems kartu. Tai mano supratimu kalbėti iš tikrųjų apie darbo vietų kūrimą mums reikia, tai yra prioritetas. Savivaldybėse, aš rašau vietos lygmenį, jaunimo užimtumo rėmimo grupė. Kad faktiškai visą, ką jis pasakė ir ko jis nepasakė, turi būti koordinuojama. Ir vienintelė institucija, kuri labiausiai suinteresuota koordinuoti tas visas pastangas, pinigus, projektus, tai yra savivalda. Ten, kur mes esam, kur mes tiesiogiai faktiškai susidurėm su nedarbo problema. Tai yra savivalda. Reikėtų pakeisti tą formulavimą viešųjų darbų, o naudoti tik socialiai naudingų darbų. Ir ten, reiškia, labai reikėtų išplėsti. Kadangi aš matau, pas jūs yra daug žmonių, kurie baigėte jau studijas, labai būtinai reikėtų įtraukti ten mokymo paslaugą. Mokymo, kurie baigėt neseniai. Puikiai galima, reiškia, per viešųjų darbų arba per kitus finansinius išteklius. Taip? Ypač, kai jūs žinote, yra švietimo dalis, kur dalis žmonių galėtų paprasčiausiai organizuoti būrelius inkubatorius. Tai turėtų būti, aišku, kontrolė labai, pas mus, žinai, Vilniuje čia yra, bet kitiems miestams galim važiuoti. Ir, aišku, reikėtų peržiūrėti jų veiklą, integruoti, reiškia, su pirmu punktu, kadangi galima iš to gauti įrankius, iniciatyvas, galimybę naudotis darbdavių bazėm, suprantat? O verslo inkubatorius turi savo
aiškiai nustatytą tvarką ir puikiai galėtumėte daryti, kažkokį net, reiškia, idėjų palaikant, gaunant iš kitų palaikymą ir